Sveiki visi! Ir šiandien šiame video aš parodysiu, kaip aš žaidžiu Stumble Guys, nors aš daug kartų jau esu žaidęs, bet tikrai noriu aš jums parodyti, kaip aš jį moku žaisti. Tai nedelsiant galime važiuoti. Ir parodysiu savo skinus, kuriuos aš turėjau. Štai kokius matote skinus, tik nematote, nes kamera užsidengia, bet nieko tokio. Ir matote tuos skinus. Visus, kuriuos aš turiu, aš dar epikinių visokių, aišku, turiu skinų. Paspaudžiame išeiti ir spaudžiame play mygtuką. Atsiprašau, kad taip krinkščiai, nes biškai toks tiek kosulys, tiek krinkščias man trukdo. Ir sužaisime, man atrodo, kelis raundus. Jei neklystu, čia yra žaidimas, kurie mėgsta adrenalino, kurie mėgsta siautėt, kurie mėgsta visokius iššūkius ar tiesiog pažaisti. Šokinėti. O, pačiam priekį atsidūriau. Gerai, čia yra kažkoks numušiklis. Vas manęs nenumušė. Čia krentantis kamuoliai. Šitas dalykas mane stumdė. O šitie dalykai mane taip lagino. Kažkas čia yra, kad taip lagino. Ai. Įsidaužiau, dar kartą įsidaužiau. Atsiprašau, kamerą apdengiau netgi daug kartų. Taip pavyko. Dabar mes einame, žiūrime. Šiaip per telefą žaidžiu, todėl ir kamera tokia nėra profesionali, kaip yra per kompą, bet vos nenumušė manęs kamuolys. Aš galėjau čia labai rimtai iškrist. Žiūrime. Nepatekau, nes užsiėmiau tiesiog ten kirtimais, belia kokiais dalykais užsiėmiau, todėl ir aš nepatekau. Gerai, bet vis tiek gavau plus 20 ir XP. Kažkiek tai. Gerai, tai gal skiną pasikeisti, aš nežinau, bet toks kokoliukas yra, tai gal skiną reikėtų biškai pasikeisti geresnį. Tai bandome mes visus, tiek epikinius, tiek visus skinus. Tai gali panda, gali šitą žmogų, kaip jūs manote. Aš kol kas rinkčius, beje, rašykite komentaruose, su kokiu žmogeliuku norite, kad aš pažaičiau, ar norite dar antros dalies, tai galime vėl spausti play ir tikiuosi, kad šį kartą aš tikrai pateksiu, nes man atsibodo, tiesiog atsibodo nepatekti. Gerai, 32 žmonės iš 30 jau prisijungė ir važiuojame. Next up, kaip sakant, kitas levelis. Žiūrime, kažkiek čia daug pasaulių. Sustok ant vieno ir man bus labai gerai. Žinote, šito, vat kur buvo ką tik sustojęs, tą nemėgstu. Ir šitas toks vienas iš sunkių, kurio aš, man atrodo, irgi taip neperėsiu. Nes man šitas su savo šitų rutuliuku man nepatinka. Ir jeigu neperėsiu, tai nekreipkite dėmesį. Bet kitą gal ir challenge padarysime, gal po mėnesio, gal po kiek, kad suvalgysi, nes ką ne pupelė, mirsi ar nepateksiu tiesiog. Tai rašykite komentaruose, ar norite antras dalies, nes antra dalis bus labai gera. Nepatekau. Gerai, žiūrime, patekau pirmą kartą, man tas pirštas maišus prieš kamerą, aš taip nenoriu jo maišyti, bet man pasitaiko, kad jis pasimaišo, o dabar šokam, gerai, bet jeigu čia iškrisčiau, bus tu labai skaudu, dabar, nope. Nepatekau, gerai, bandome kitas antras sykis, bandymus skirtas bandymas, antras sykis nepavyko, tai bandom, gal per kitą pusę lengviau bus. Man, kol kas tai rodo, kad man išeina per antrą pusę daug geriau. Nežinau per tą kamerą, kiek žmonių dar gali pereiti. Žinau, oh no, vos neperėjau ir vėl neperėjau, tai čia jau būtų man pupelių labai daug iš tikrųjų. Palyginsime. Tai mums reikėjo išmesti būtinai. Bandome su kitu skinu perėti, nes man su tuo skinu tai irgi nepatinka. Bandome pasimti ne vištos, aišku. Gal pasiemam vis dėlto liūtą. Gal jis bus toks mūsų liūtų karalius ir mes būsim liūtų karaliais. Gerai, bandom trečią raundą ir gal trečias raundas tikrai nemeluos. Bet aš bijau, kad ir vėl sumeluotų ir man taip nepatiks, kad ojojoj. O aš noriu, kad trečias raundas nemeluotų niekada, bet gal jis kartais sumeluos, tikrai sumeluos. Aš niekada nežiūriu. Ir kas čia Petrasa? Žaidžiame su savigina žaidimą.
Tikrai moku šią trasą veikti, tikrai moku. Davai, pasitikiu savo. Jeigu mes nepasikeičiau skyną, pamiršau paspausti vieną mygtuką. Čia gali būti skaudu. Reikia svarbiausia tai šonais eit, kur yra šešėliai, nes tada galiu tiesiog nesupliškint. Nepasinežinau, ką pasakiau, atsiprašau. Ui. Aš nenukritau vos ir vėl. Jeigu ten, atsiprašau, negalim rašyti jums komentarų, tai žinau dėl ko, bet dabar padarysiu, kad galime jūs rašyti komentarus, o ką? Aš atsidūriau ant šito levo tą pačią, ai ne, čia net tas pats levas ir aš nenoriu ant to pačio ir vėl nepatekau, kodėl? Aš jau būčiau nesveikai, neskanių pupelių prisivalgęs. Bet čia vėl nesąmonė ir šešu. Čia kažką leidžia atsirakinti, žiūrim. O, random skyną tiesiog. Žiūrime, ką atsirakinsime, ką atsispinsime. Gerai, žiūrime. Ui, vos neleidžia. Darina epikinės. No. Pagaliau reilas. Nors bent ne uncommon. Tai gerai, dabar tikrai šimtųjų nekeisime skiną, nes toks lenktynininkas, geras skinelis, gal dar į biškį pasiliksim, tai sužaidžiam vieną raundą, tikiuosi pateksiu. Jeigu nepateksiu, aš mirsiu tiesiog, nes man nepavyksta, nu, prieš kamerą sunkiau nei galvojau. Žinokit, tai labai geri žaidimai, čia yra, aš noriu kitos salos, kur nesužaidęs. Eik, tu tą patį salą turiu įveikti, nes čia man buvo lengva. Man buvo lengva ir kažkada, kad vienas žaidžiau ne prieš kamerą, nes ne prieš kamerą atrodo, tavęs nieks nestebi, to viskas gerai, tu vienas gali, kaip nori veikti, tu čia prieš kamerą jau ir vėl lagina, ir vėl lagina, ir vėl lagina, ir vėl lagina, ir vėl. Nudauš. Reik per kitą pusę eit. Lagina, davai, nieko daryk. Davai, einam pro šešėlį. Užlagina, man lagina. Man tiesiog lagina. Oh my gosh. Kaip lagina. Bet ir fish, nebelagina. Bet tikrai neperėsiu, nes man visada, kada filmuoju ir kas atsitinka viršus čia intiko, kur filmuoju, tai tam kambarį intiko nėra. Jau matau, kad nepersiu, nes ten galbūt 20 ar daugiau žmonių atėjo ir taip sakiau, vos tik pasakiau tą žodį ir neperėjau. Tai turbūt paskutinis raundas čia bus, nes man jau atsibodo tiek žaisti ir tiek neperėti, čia kažkoks absurderis yra. Nu. Tai paspaudžiame play. Ir bandome vėl perėti tą žaidimą. Gerai, kokią šį kartą mums duos salelę. Žiūrim, kokias. Na, man šiaip šita sala nėra labai sunki, bet, ką galiu pasakyti, kad čia vis tiek reikia būti susikaupus ir matote, kaip man lagina ir vos nepražypsojau, bet čia kažkaip man lagina. Vis kažkas turi susiknisti. Atsiprašau, kad tai pasakiau iš pykčio, nes lagina, neina filmuot. Oi. Kas čia yra? Davai, užkilk. Ant tokio paskutinio levo užkilau. O dabar turiu patekti tenai. Nepateksiu, reikia vėl iš naujo. Bandyti savo laimę, galimas jėgas, negalėsiu, galiu, prašau, ne. Ačiū Dievui. Jis stringa, jis į kitą pusę, jis į kitą, jis davai, čiuoš. Kas čia, aš nematau, aš įstrigo, taip užstrigo ir vėl neperėjau. Na ką, hebrytė, šį kartą nepavyko perėti, bet jei norite daugiau tokių epizodų, būtinai laikinti šį video. Komentuokite komentaruose, ar jums patiko šis video ir sakau jums viso gero.